Kiekviena istorija prasideda nuo balto popieriaus lapo. Atkūrus nepriklausomybę, jūrinis pietvakarių vėjas atnešė derlingą idėją, kuri ėmė blaškytis Klaipėdos apskrityje ir mieste, belstis į kiekvieno duris, čiuožinėti miesto stogais, sklandyti virš praeivių galvų, trepsėti savo mažomis kojytėmis turgaus aikštėse, kol pasiekė savo kūrėjų širdis. Taip gimė Lėlių teatro idėja Klaipėdoje. Tūkstantis 1991 metais tą idėją vėjas nunešė į Klaipėdos universitetą, o režisūros katedros vedėja Danutė Vaigauskaitė ir tuometinis Klaipėdos universiteto rektorius profesorius Stasys Vaitekūnas patikėjo, kad iš šios sėklytės gali išaugti geras derlius, pasodino universiteto pašonėje. 1992 metais išdygęs augalėlis gavo vardą. Klaipėdos universiteto Lėlių teatras Kuku. Prasideda Jūratės Januškevičiūtės kelionė Klaipėdos Lėlių teatro link. Eksperimentai kartu su bendražygiais Zube, Burneikaitė, Vismantaitė buvo tokie vaisingi, kad sustoti buvo nebeįmanoma. 2000 metais Lėlių teatras Kuku perkrikštijamas į Klaipėdos Lėlių teatrą. Nuo 1995 metų ima plūsti norinti studijuoti Lėlių teatro meną. Augalėlius pradeda daiginti Dargytė, Beržinis, Beržinienė, Vitauskaitė, Petronytė. Du 2004 metais Jūratė išaugina pirmąjį Lėlių teatro režisierių kursą. Klaipėdos Lėlių teatro vairas buvo patikėtas Daukantaitei ir Radvilavičiūtei. Prisijungė Kutaitė, Baniulis, Buinikytė, Makauskas, Narveišytė. Pamojavęs universitetui Klaipėdos Lėlių teatras išplaukė į plačiuosius vandenis. Prasidėjo derlingesnės žemės paieškos. Užuovėje pasiūlė Klaipėdos centras Žvejų rūmai. Du 2006 metais įsiskleidusiam Klaipėdos Lėlių teatrui buvo suteiktas profesionalaus teatro statusas. Įvyko tai, kas ir turėjo įvykti. Viskas stebėjusi budri savivaldybės akis 2007 pabaigoje pastatą Vežėjų gatvėje perdavė Klaipėdos Lėlių teatrui valio. Klaipėdos Lėlių teatras užaugo, subrendo, subrandino vaisius, o dabar dauginasi pumpurais.
istorija dar nesibaigė. Ji tik prasideda.